Labas rytelis. Šiandien turim 7 dieną kapminų. Minų iš Liublino į Sandomierzą. Turim 95 km šiandien ir vėliau išvažiavau. Visą valandą beveik 3 km nuvažiavau. Vėl pro suartus laukus varau. Taip įdomu, ką aš tą mišką rasiu. Irgi tokį pat šudaras, čia yra kakų. Jūs, aš tai po mišką atvariau pabraidyti. Čia rodo, ką mūsų važiuoti. Sako, važiuok čia. Tau čia bus gerai. Nu tai, jau važiuoju. Taip ir gyvenam. Blėčiai, jeigu tokia kelionė, tai aš čia tos 8 km vėl iki vakaro važiuosiu. Įbišti. Čia, žodžiu, šitas kelias, kas apgaulingas, atrodo, kad į apačią leidžias, bet niekuoje, žinokit, nesleidžiu. Greidas yra 1.7, o 1.8 ir aš kylu virš, labiausiai žavi. Tai dabar jau 2 dieną iš eilės nežiūrėjau viso maršruto, step by step. Nu, nėra čia jau taip lygu, koks kalniuks, čia reiktų įsibėgėti dabar. Tai va. Opa! Tik labai taškos nuo ratų, baisiai. O, 52. Kalniukai važiavo. O jo, paparė, aš jau matau, kas ten apačioje, lauk manęs. Jau negerumai. Žodžiu, ne, aš sustosiu, parodysiu. O taip atrodo. Toks lauksnis. Toks lauksnis, tai dabar įsivaizduokit, aš kai važiuosiu, kokia mano nugara bus. Ką? Vėl miškais va važiuoju. Jokių keliukų nieko nėra. Girdžiu, kažkur policija kaukia. Atrodo, kad artėja link manęs. Ble, nebūsiu čia kokią Belarusijos sieną važiuoti. Ir tikiuosi, blėt, rast keliuką. Nes šito miško kilometrą aš tikrai nenoriu rioglinti. Tiesiog biški upas dingo vėl, nes tokias vietas žiauriai mutin. Jeigu bent kažkiek saulės būtų, tai čia vaizdelis. Очень приятно. Kur ta šuo čia bėga? O šūdai kaip taškos. O šūnė ką bėga? Ką bėg šūnė? O ką vaizdelis gražus. O ką taško šūdai. Tiesiai į burnas viskas lek. Ate šūnė. Opa šūnė bėga. O kad bėg šūnė. Ai, ką gaudais mane. Žiūrėk, bėg mane. Šūnė. Kur tavo kartu iki Ispanijos varai su manim? Šūnė. Tokiais Marso kanjonais reikia vaikščioti. Kažkas komentaras rašė, kokiais Marso kanjonais vaikščioti. Blet, lenkiškais. Nu čia kosmosas yra dabar. Žodžiu, ir mountain bike, ir traktor bike, ir hike, ir žodžiu pizda. Tai užlipau, o dabar va, blet, ten leistis. Čia tokiais va. O man kurva reik ten va. Ten man reik, va ten. Prateriau vieną važiavimą. Ir dabar žiūrėkit kokiu. Čia va šito nusileidau va. Čia pis ir karš nusileidau. Žodžiu, experience'as nice. Prisiminiau kaip haikint. Net ir su dviračiu išėjo pahaikint. Bet čia matom. Atvažiavau į tokį va. Hujukt. Turiu va tokį kalniuką. Žodžiu. Ir minam. Nu va. Nusileidau į kaimenę. Iš kaimenės išvažiavau. O dabar vėl tokiais reikia važiuoti. Pusantro. Simbas laksta. Up. Sorry. Hey. Hello. Hi. Čia esu pasiklydęs nahui. O aš jau 5 sykius lost buvo pas mane. Blėt, kaip saulės nėra, taip nėra. O dabar visą laiką nuo kalniuko turėtų būti. Supratau, kad šitoj pusėje pizda kiek lapų. Nesorientuoti žiauriai sunku. Kur važiuoti. Šitam važiavime tos 95 km nėra, nahu, kur atsipalduoti visiškai, blėt. Kaip važiavau sustingęs ant to dviračio, taip ir važiuoju. Su šviesą atvažiuosiu. Kažčia. Tai jeigu su šviesą atvažiuosiu, pasipuosiu savo. Aš tai neįsivaizduoju, kur aš čia buvau. Bet šito bokštelio suženklinimas yra kaip ir karinės teritorijos. Ar aš klystu? Šakės. Aš galvojau, kad šiandien bus tokia easy diena.
Tokia easy diena. Aha. Visą laiką tai, blėt. Kaip galvoji, kaip planuoji, taip Dievas juokias, blėt. Nu kiekgi galima. Kiekgi galima. Duosi man vieną ramią dieną, kur, blėt, nuo kalno reiktų leistis. Taip va tiesiai. Ir tiesiog žiūrėti, kaip šuo bėga. Kaip nuo kalno sniegs skiriant, blėt. Ar saulė žemė ridinės. Ir kodėl ta Lenkija tokia ilga, na? Čia neblogai pasikėliau už 14. Trečia diena. Ten 2 dienos buvo. Šoš, sakau! Šoš! 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 Į kulkšnis kurva kanda gaižiai. Nu ką liko 6 kilometrai iki Sandomierza. O man čia, kur toliau bus, nežinia. Tokiais man reiks vėl važiuoti. Primeškit. Kodėl iki miestą, blėd, negali būti paprasti 5 kilometrai, nahui. Nu va, iki bukingo liko 1,7 kilometrą. Taip visą dieną ir mauroju, blėd. Aš tikiuosi, ne į autostradą išlysiu, blėd. Varšava. Labas Vysla. Galėtų geresnis oras būti. Būtų daug fainiau, daug gražiau. Žodžiu.